Sveiki, gerbėmieji Lietuvos valstybės žmonės. Su jumis sveikinusi aš, Lietuvos valstybės prezidentas tremtyje Alfonsas Norvaišas Kazio. Šiandien laidą noriu pradėti nuo užuojautos pasauliui, kurie nukentėjo nuo stichijų. Toliau mano mama, stebėjusi mane per TV3 televiziją, sakė, kad taip negražiai kalbėjau ant prezidento. Tai jūsų ekscelencija, noriu atsiprašyti, kad jūs išvadinau skuduru. Iš tikrųjų, jūs nevertas skuduro vardo. Jūs esate išdavikas išsigimėlis, netekęs moralės, dvasios ir visų kitų žmogiškų jausmų. Todėl dar sykį galiu pasakyti, jei prezidentas nesugeba pasirūpinti savo valstybę, jis yra ne prezidentas. Jis yra atlieka, nežmoga ir parsidavėlis. Aš kaip valstybės galva tarnauju žmonėms, o ne teroristams. Vėl jungiasi naujų žmonių ir vėl tie patys klausimai, kas jį rinko ir taip toliau. Dar sykį noriu priminti. Dabar nelaikas aiškintis, kas mane rinko. Dabar reikia žiūrėti, kaip galite prisidėti prie mūsų išlikimo ir suklestėjimo. Mes remdamiesi teisės viršenybę, sąžinę ir dorą, kūrėme naują nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tai jei negali prisidėti darbais, prisidėk pinigais, kad mes galėtume kuo daugiau apšviesti žmonių. O jei jautiesi toks galingas, tai prisidėk ir darbais ir pinigais. Mes šį mėnesį labai stipriai pradėjome spausti respublikonus prie sienos, išleisdami įsakymus. Kas neskaitė, tai paminėsiu. Pirmas. Įsakymas dėl žemės grąžinimo ir arba nuosavybės teisės atkūrimo savininkams Vilniaus mieste. Antras. Įsakymas nacionalinės koncertų salės projekto ant Pamėnkalnio Tauro kalno sklypo vykdymo stabdymo. Trečias. Įsakymas dėl vėjo jėgainių ir arba vėjo jėgainių parkų sausumos teritorijoje statybos uždraudimo. Ketvirtas. Įsakymas dėl apvaliosios padarinės medienos ir biokuro, malkų ir skiedrų eksporto uždraudimo. Penktas. Įsakymas dėl Europos arešto orderio panaikinimo ir paieškos atšaukimo. Šeštas. Įsakymas dėl registruotų krovinių, transporto priemonių mokesčių, kelių naudotojų mokesčių, vinječių ir transporto kuro akcizų mokesčių panaudojimo 2024 metams valstybės biudžete. Septintas. Įsakymas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo paruošimo paskirčiai. Aštuntas. Įsakymas dėl Baltarusijos Respublikos pilietės Svetlanos Čikanovskojos išsiuntimo iš Lietuvos valstybės ir Kinijos Respublikos Taivano atstovybės pavadinimo pakeitimo. Devintas. Įsakymas dėl Antrojo pasaulinio karo ir Afganistano karo žuvusiųjų masinių kapaviečių, karių, kapinių, inventorizavimo, registro sudarymo ir atnaujinimo sutvarkymo projekto parengimas. Dešimtas. Įsakymas dėl gyvenimo įgūdžių ugdymo programos mokyklose stabdymo. Ir pabaigai noriu priminti visiems, kad vienintelė teisėta valdžia esame mes, te padeda mums Dievas.